Sveika Hebra. Sveika Hebra. Kaip man darau naują video blogus tuo pačiu šūdų megztiniu, su kuriuo buvau per praeitą vlogą. Nesijaudinkit, jis dabar yra sausas. Dobrai večer. Išvertus iš rusų kalbos, labas vakaras. Kodėl aš kalbu rusiškai? Nes kitą video, kurį parodysiu, bus rusiškas video. Rusiškas Justinas Bieberis. Nesupranta, apie ką kalbu? Pasižiūrėkit. Įdomu, ką tokia veido išraiška turėtų reikšti. Dabar nemigosiu kelias naktis, nes išraiškai paspėdu bėra. Man atrodo, tokia veido išraiška būna, kiam nesiseka bendrauti Facebook'e. Arba Skype. Bet nesmė, vis tiek vyrukas gerai dainuoja. Gal pažiūrėkime jo talentingus sugebėjimus? O įdomu, kas norėtų. Gerai, pažiūrėkime. Velnės senis, stop! Iš kur tiek energijos? Mane jis užbarė, atleiskit. Ir man atrodo, kad jis suprakitavęs kaip šuo, nors net nepradėjęs buvo dainuoti, jau toks buvo suprakitavęs. Tai tik įrodo, kad prieš tai jis labai energingai treniravosi, dainavo čiųjų ištisas valandas ir štai pasiekė. Know you love me, I know you care, и шавы нева, и навиде. Kas keista, kad pusė jo ištartų žodžių gali suprasti tik mano pažastukų plaukai arba kurčias lenkas. Tai yra rusas. Jo. You love my love, you love my power, and we will never ever ever be apart. Tiesą pasakius, nemanau, kad jis žino, kas yra Google ir kad per Google galima susirasti du nuo žodžius. O na, reikia. Ir taip gerai va. I know, Goffy player, the Juice Prince, but you... Ką tu čia darai? Ir jūs pastebėjot, kad vienas žmogus pabėga iš patalpos, Love, you love my power, kad nesuridytų jausis. the first time, baby. Nu, bet jūs tik pasižiūrėkit, kiek pa žmogų emocijų. Pažiūrėkit, kaip jis stengiasi. Baby, oh, I'm like, baby. Kiekvieną žodį bando padaryti emocingą ir jo veido išraiška keičiasi kiekvieną sekundę. Kaip gražu. So beautiful. Susišnekėjau. You'll always be in mine, I vote for you. I want to love and ever, and I can't believe we're together. Klausimas, kokia čia kalba? Nebent jis susikūrė savo kalbą ir pradeda dabar varyti. Shake me, what? Įdomu, ką šitas turėtų reikšti. Coming down. Bet jūs tik pažiūrėkit, jis atsidūso ir jau atrodė, kad pasiduos. Bet ne. Jisai toliau pradėjo dainuoti ir kai jis uždainavo, nekalbant apie žmonės, net vaiduoklį išsilakstė. Henry. Man atrodo, jokio Henrio neturėjo būti toj dainoj. Ir video negalėjo apsėti be topinio komentarų. Keisčiausia tai, kad matos, kaip jisai myli Justin Bieberį, net ant jo sienos yra Bieberio plakatas, o prie to plakato kilimas ant sienos. Ir už to galima spręsti, kad jis yra rusas. Rusas. Geras rusas.